Trečiąjį sekmadienį po trejybės mes skaitome apie Jėzaus atsakymą murmantiems rašto aiškintojams ir fariziejams. Jie murmėjo prieš viešpatį, kad jis priima, valgo, bendrauja su nusidėjėliais. Jis pateikė palyginimą apie žmogų, kuris palikęs 99 aveles išėjo ieškoti vienos paklydusios. Ir džiaugiasi radęs ir pasakė, dangui bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems atsivertimo nereikia. Viešpats parodė, kiek yra džiaugsmo, kurį atneša Dievo gailestingumas ir meilė, ir kad būtent Dievo meilė visada yra susijusi su tyru džiaugsmu, kad pražuvęs žmogus bus gyvas, kad tas, kuris turėjo būti atskirtas nuo Dievo, bus su Dievu. Toks yra didelis skirtumas tarp mūsų murmėjimo ir Dievo meilės. Ir Viešpats kviečia, kad mes pirmiausia pasidžiaugtume savo išganimo, pagalvotume apie save, ar aš iš tiesų gyvenu su Kristumi, ir ar aš iš tiesų esu atsivertęs, ar tikiu juo. Ir Viešpats nori, kad kaip jis, taip ir mes trokštume, kad kuo daugiau žmonių, paklydusių, suklupusių, pavargusių, būtų nepasmerkti, bet būtų išgelbėti. Šiandieną mes, tu ir aš, mes esame tokios Dievo gailestingos žinios nešėjai, kad žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.